Sveiki, praėjo lygiai prieš parą sėdėjau čia irgi ir sveikinu, tik tiek skirtumas tame, kad aš šiandien atsikėliau 9 valandą ir jau žodžiu ir namai patvarkyti ir visko padaryta, bet tvarkiau priešpirtį visus savo augalus ir taip toliau, ten tokia betvarkė buvo, kad net nebūtų buvę kur kameros pastatyti, tai dabar užbaigiau ir jau lėkiu, liko 18 minučių iki mano išleikimo, turiu nufilmuoti ir lėkiu, kaip sakiau, nagų persidaryti. Ir tada grįžus, tikiuosi, pavyks man langą virtuvės papuošti, kaip aš norėjau, ir tos sausainius pagaliau iškepti. Idealu būtų ir pasportuoti, bet žiūrėsim, kaip gausis. Tai va, tai mano advento kalendorių, žiūrim, kas šiandien manęs laukia. Nežiūrim, oi, sunku paimti, taip, lyg ir tą paėmiau, taip. Prisiminkite 10 šios savaitės gražių akimirkų, o Dieve. Iš tikrųjų, šita savaitė buvo labai sudėtinga, ta prasme, patys matėt, kokia jinai buvo. Ir nuovargis ėmė viršų, tai tas 10 akimirkų prisiminti yra žiauriai sunku. Dabar bent jau atrodo, bet pagalvos, manau, susidėliosiu ir rasiu tas 10 akimirkų. Ir jeigu neskaičiuot nuo šiandien iki sekmadienio, ta prasme sekmadienis, tai jo, tai ta prasme padarytų vainikų yra, ten tas pats ir netgi ir čipendėlose, tose pačiuose buvo gražių tikrai akimirkų, kur fainai žiūri, wow, gražu. Bet buvo aišku ir nelabai. Tai va, krepšinio irgi buvo gražių dėjimų, jeigu žiūrėti, ta prasme buvo, nežinau, tikrai buvo tų dalykų, tik pirmas toksai, jo, mažai miego, daug nuovargio ir taip toliau. Tai va, reikia vitai surasti dar lino, nes jai reikia ten technologijoms, po to grįžus, aišku, reikės irgi technologijoms siūti ten tokį, nežinau, aplikaciją. Tai bus ką paveikti, bet sakau, darbų dar yra daug. Aišku, grįžu iš 14:30 man manikiūras, tai 16:30, tai, grubiai 5 valandą būsiu namie, tai dar yra šiek tiek laiko. Tai kažko aš faktas, kad tikrai nespėsiu šiandien padaryti iš savo suplanuotų, bet sausainius labai noriu ir tą langą papuošti. O dėl sporto gal net rytoj pavyks po Vitos pasirodymą grįžus pasportuoti. Pamatysim. Bet faktas, kad namie, nes, žodžiu. Tai va, tai tokios takelės, lėkiu ir susitiksim jau su gražiais nagučiai. Nepraėjo nei čia kiek čia tų valandų ir grįžau. Nagai atrodo taip. Nežinau, ar matosi balti su blizgučiu, tokie, paprasti labai. Tokį ir norėjau, viskas gerai. Ir užsukau į Maximą, nusipirkau su kalėdinės šnekatės. Čia yra didesnis dydis nei mano, bet kai būna pagal dydžius, būna čia labai arti prisiūti ir vieną įkišti. Tai va, tiesiog kainavo šiaip 12 eurų, dabar 6 man atrodo su kortele, tai galvoju, kalėdinio laikotarpio bus man labai gerai fanai panešioti. Buvo ir moteriškos, ale raudonas, bet kažkokios man tos negražus, už tos tokios mielos. Tai va, tai panešiosiu, bus kojom šilta. Ir galima net ir dabar pabandyti, jeigu man net pavyks išpakuoti kokiu nors būdu. Tai va, o kas dar? Eisim toj valgyti vakarį. O jis kaip pritvirtinti, kad jau tikrai nepasimestų. Tai eisim vakarienę pavalgyti ir pagaliau eisim tų makaronų. Tai aš sakau, koldūnų eisim kepti, tai eisim kepti makaronų. Tai va tokias. Ir jo, pasimatuojam. Ir labai gerai, kaip tik mano dydis. Aišku, labai tokios nekokybiškai pasiūtos, ta prasme, formų tokia bele kokia, bet gal išsinešios. Tai va. Bet minkšta, faina. Gerai. Tai va, eisim kepti tų... Iš kur čia pas mane šitie, kas man pasakys? Ok. Eisim kepti meduolių ir lango puošimas turbūt bus rytoj. Žiūrėsim, kaip mes užsuksim. Sakai, dar noriu šiandien pabaigti žiūrėti. Mums liko 2 serijos to serialo Aukštas potencialas. Tai vat noriu pažiūrėti, tai nežinau. Žiūrėsim, jeigu pažiūrėsim tą, tai dabar yra 5 valandos. Tai jeigu spėsim, tai papuošiu ir langą ir parodysiu, jeigu ne, tai nukelsiu rytoj.
Žodžiu, koks mano dabar darbas nusimato pagaliau papuošti šitą langą. Turiu tą strypą, turiu eglės šakų, tai pirmiausia nukraustysiu viską, tada užsilipsiu čia ir pabandysiu papuošti. Kas man gausis, nežinau, bet bandom. Tai va, ką aš nuveikiau, atrodo taip, mano vaizdelis. Dabar, aišku, kriauklė yra indų, nes indaplovės skalbėsi, bet šiaip tai man visai patinka. Neapkrauta taip ir visai gražiai. Ir tie, aišku, girlianda galėtų būti geresnė, bet turiu dabar tik tai tokią, galvoju, kad kita veikia geltoną, bet pasirodo ne. Ir parodysiu dar vieną dalyką. Čia tarp kitą tą girliandą, kuris sakiau, plastikinė, tai iš toli jinai netrodo, kad jinai būtų plastikinė. Ir ką dar padariau su viena girlianda irgi, tai padariau va čia, tokį kompoziciją vadinkim, apkabinėjau, man visai gražiai atrodo, taip mistiškai truputį persiduoda per video. Ir čia sudėliojau tas žvakės iš depo, nežinau, rodžiau ar ne. Čia tos žvakės eglutės ale. Tai va, elniukas kažkada pirktas ar briedžiukas, kaip čia skaitosi, iš Lidlo, nu ir čia likučiai visų vainiko dalykų. Tai va, taip dabar stalas atrodo. O čia dar nespėjau sutvarkyti, bet ta mano daryta kompozicija. Ten dega žvakės. Ir čia turiu tokias lėkštutės, kurias pernai labai naudojau. Tokios. Ir šiemet, nežinau, kur aš, tikrai panaudosiu, tik dar nesugalvoju, kur. Ir tos mano reikia pasidėti juostelės. Tai va, man visai patinka iš tikrųjų. Nors galvoju, kad nesigaus nieko, bet kažkas gavosi. Tai va. O čia tai atrodo viskas beveik vienodo aukščio, bet man visai mielai žiūrisi. Kaip jum? Na ką, 7 diena atėjo į pabaigą ir aš vėl toj pačiai vietai. Šiandien prifilmavau daugiau atrodo bent jau, bet nežinau, kas ten man pavyko, kas į kadrą papuolė, nes aš ten, žodžiu, karščiuosi ir ant stalo, kad tą padaryti dekorą ir lango ir visą kitą, tai nežinau, kas pavyko, kas papuolė į kadrą, kas nepapuolė. Tai noriu redaguoti video ir miegoti, nes rytoj reikia į darbą, jau yra ganėtinai vėlu. Tai užtruksiu tikrai nemažai, bet, kadangi miegoju truputį ilgiau, tai galima suleisti. Šią savaitę miego tikrai turėtų būti daugiau, nes paskaičiavau, kad per šį savaitgalį aš miegoju 3 valandom mažiau negu per visą savaitę. Tai galite įsivaizduoti, kokia buvo miego trukmė. Tai va, ir ką, einu, suredaguosiu ir miegoti, tai ačiū, kad buvot kartu ir iki susitikimo rytoj. Ate.